Vykdydamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 9 punktą teikiu savivaldybės tarybai informaciją apie savivaldybės administracijos 13 metų antro ketvirčio veiklą. Ši informacija buvo išsiuntinėta tarybos nariams, tarybos nariai su jie susipažino ir aš jos dabar neskaitysiu, tiesiog laukiu jūsų klausimų. Kolegos, klausimai administracijos direktoriui. Kas nori klausimų? Ataskaita, pražodžiu, Vytas Nezėčikas, prašau Vytai. Prašau, Jonai, nemačiau. Jonai, jūs kaip mikrofonu. Dėl savivaldybės administracijos veiklos reglamento jau esam matę. Klausimas, kada tai pamatysim arba patvirtins. Su kuo tai susijęs, kodėl taip ilgai nepatvirtintas tarybai tvirtinimas. Savivaldybės administracijos nuostatai ir veiklos reglamentas pakoreguoti bus teikiami kitam tarybos posėdžiui. Tai susiję su tuo, kad keitėsi administracijos struktūra, buvo rengiami nauji skyrių nuostatai, nauji pareigybių aprašymai, todėl šis klausimas bus teikiamas kitai tarybai. Aš tik gal pasikartosiu, man atrodo, kad administracijos direktorių pakaktų kas pusę metų, tai ataskaita galėtų geriau pasiruošti, o dabar išsiunčiu tas, tik atimam iš žmogaus brangų laiką. Tai mes padarysim, aš pasiūlymas visų tikrai yra geras ir reglamente mes galim padaryti tokį pakeitimą, kada... Taip pat gali būti kitokių nuomonių. Kolegos, gerai. Čia kas, prašau Vytai. Norėjau paklausti, kaip vyksta Žaliosios gatvės statybos darbai ir antras dalykas, kada vėl bus atidaryta Ligoninės gatvė? Labai geras klausimas, dėl Ligoninės gatvės atidarymo, tai iš tikrųjų šitas klausimas sudėtingas, nes dar aš manau, kad šiais metais tikrai nebus jisai atidarytas. Turi būti atlikta perkasa, padarytas tunelis, o dar šiuo metu tik tai atliekamas darbo projektas šitai darbai. Aš bet pajuokausiu, daktaram reikia džiaugtis, kad Ligoninės neuždaroma, jūs daug gerą perėjote. O kitas Ar galėt dar vieną klausimą ir šiokia tokia nuomonė, kad aš tikrai nepritariu Juozas Nesenio, kad tai yra galimybė, kad mes ją nesinaudojam kaip kitas, bet manau, kad man labai gerai, kad visi vienodai girdim atsakymus. Ir būtų klausimas, sakykime, daug vyksta projektų, kai kurie į pabaigą ir kai kurie pagal skelbiamas datas jau turėjo būti pabaigti. Tai mano klausimas, ką padarėte, arba iš tikrųjų kokias turite priemonės ir kaip jūs jom pasinaudojot, kad būtų pritaikytos sankcijos, kaip jums sutartyse nuvaryta už rangos sutarčių nesilaikymą. Kiek tokių atvejų turite? Kaip yra numatyta sutartyse, yra skaičiuojami delspinigiai. Yra atvejai, kai sutartys yra nutraukiamos. Šitas vienas iš atvejų yra su IT, kurį mes žinome. Be abejo, šitas procesas sunkiai iriasi į priekį, už tai, kad jie neteikia prašomų dokumentų, kurių mes prašėme, kad galėtume perimti tą objektą, skelbti naują konkursą ir toliau veikti darbą. Teikite vieną konkrečius, sako tęsinys iki jis reklama. Tenai sutartis dar nepasibaigus. Bet terminas sutarties, bijau dabar pameluoti, Janas prisiminti, kad yra. Tai susidarės galit tarybos, jeigu kitų nedomina, man pateikti prašytiškai, kokius jūs priėmėt priemonės dėl šitų minėtų objektų, jeigu pratesta, tai kokiu pagrindu tai pratesi. Kolegos, tą patį, aš labai atsiprašau, galiu iš karto pasakyti tą patį, ką nusintėm Pietkauskui, nusiusintėm Jonui. Aš be humoro, aš visi juos
buvo atsakyta. Tai kam 2 kartus ruošti raštus? Ne, aš be jumoro, ten iš tikrųjų tą klausimą buvo atsakyti su datom, su terminais, tai tu neįsižys, bet tai... Aš dabar gavosi visi juokėsi. Iš tikrųjų, tos klausimus ten buvo atsakyti. Mano eilė, Gediminas Jegelevičius. Ne už kalnų metas, kada pradėsim svarstyti 14 metų biudžeto projektą. Iš tribūno šiandien eilę kartų nuskambėjo mintis, kad švietimo sistemai trūksta lėšų. Kokių priemonių žada imtis Alytaus miesto savivaldybės administracija, kad 14 metų švietimo sistemos finansavimas būtų subalansuotas? Priemonės, aš manau,